Duokit patarimą į kamerą tiems, kurie bando prieš vėją eiti. Ne, nu tai koks patarimas, visiems aišku, kad niekada Lietuvos žemė nebuvo parduodama. Ir jeigu būdavo, kada užgrobiama ginkluotų būdų. O šiaip tai čia daugelio tokia nuostata, kad mes savo žemės, savo tėvynės žemės neturim pardavimą. O jeigu mums pritrūktų parašų, tarkim, ten kiek, ne, 10, tai 20, ar Seimas būtų pajėgus tą klausimą pats? Tai be abejo, ten nes buvo surinkti 500 parašai ir aš ten pasirašęs esu šitą. Tai tada reiktų Seimo nutarimo. Bet man reikės, kad taip, tas rinkimas tai yra pakankamai intensyvus ir sėkmingas vyksta, aš taip pasakyti. Nu, dabar sužinosim tik tai surinkę. O dar gal galit kokį palinkėjimą renkantiems? Tai valios stiprybės, tvirtybės ir tikėjimo vis dėlto savo sėkmėje. Tai mes nugalėsim, drauge? Nu taip, be jokios abejonės. Nesakau, Lietuvos žemė neturi būti pardavinėjama.